Labas visiems, aš esu Indrė Stonkuvienė ir jūsų dėmesio prašau, nes atėjo pagaliau unikalus laikas, kuomet išvysime pasimatymų šou Renkuosi tave. Šiandien laidoje mergina rinksis iš dviejų nuostabių, unikalių ir įdomių vaikinų. Kaip jiems seksis aklame pasimatyme, visai netrukus ir pamatysime. Sveiki, aš esu Gretlin, didžėja prodiuserė. Atvykau ieškoti poros, to vienintelio. Pasimatyme buvau prieš kokius gal 2-3 mėnesius. Nejutau tos traukos, nes santykiuose labai svarbu trauka, ar ne? Arba jinai yra, arba ne, tai gal čia surasiu. Na, man patinka savimi pasitikintis, gerbiantis moteris, vyresni. Ir žinoma, kad būtų visas pilnas komplektas. Aš labai mėgstu gaminti, lepinčiau savo vyrą. Žodžiu, jaustųsi kaip karalius, ar ne? Šalia manęs. Smalsu pasižiūrėti, iš ko rinksis mūsų herojė. Taigi, susipažinkime su mūsų vaikinais. Sveiki, esu Karolis Murauskas, esu iš Kauno, dirbu plaukų stilistu, dar turiu kelias įmonės, esu ir kirpėjas, ir verslininkas. Man labiausiai nepatinka, kai būna arogancija, kaip iškelia nosį, aš ponia, aš einu į priekį. Ne, man šitas jau yra tragedija. Ir kaip namų nesitvarko, man nepatinka. Man patinka švara, tvarka ir meilė. Moteris turi būti visada pasitempus daugiau negu vyras. Bet man patinka pačiam labiau pasitempt. Tai jeigu moteris nesitempia prie manęs, tai čia patempiu į viršų, kad būtų aukšto lygio. Kad eini ir žiūri, va, sako, kokia graži pora. Sveiki, aš esu Justinas, man 39, esu iš Vilniaus, esu dainininkas grupės Who Painted Stars. Jeigu mergina bus neplautais plaukučiais, gal pasakysiu ne, tiesiog tiek. Labai tikiuosi, kad mane šiandieną pasirinks, nes aš dainuosiu Robbie Williamso dainą Angels. I sit and wait, does an angel contemplate my fate? And through this hole, she offers me protection, a lot love and affection, whether right or wrong, down the waterfalls, wherever it may take me. I know my life won't break me when I come to call. She won't forsake me, I'm loving angels instead. Atėjo laukiamiausia ir įdomiausia dalis, kuomet visai netrukus paaiškės aklojo pasimatymo metu. Aišku, Greta, tikiuosi, esi pasiruošusi. Taip. Klausimų turi mūsų žaviems vaikinams, kurių dėja, bet nematai. Tai vaikinai, ar jūs pasiruošę? Kad taip. Tai noriu visiems palinkėti sėkmės ir ką? Skelbiu mūsų pasimatymo pradžią. Labas. Sveikutė. Sveika. Aha, vieno balsas toks storesnis, kito ne. O kiek metų? Man 39 beveik. Aha. O man 39 ne beveik, o jau 39. Ai, supratau. Aha, tai daug vyresni, man 28. Tai jaunutė labai. A ne? Iš balso ir jaunutė, ir gražutė jaučiu. Nu, tikėkimės. Atvirai pasakysiu, kad balsas mane iškart sužavėjo. Toks interesnas, kaip sakau, negražus gal žodis, bet interesnas tikrai. Toks seksualus. Na, kai prasidėjo pasimatymas, jau iš karto išgirdau, kad vieno balsas toksai moteriškesnis, kita toksai vyriškesnis. O ką veikėt gyvenime? Aš tai dirbu plaukų stilistu, dar kelias įmonės turiu
ir gyvenu Kaune. Tai visai neblogai. O ką kitas veikia? O aš muzikuoju, turiu grupę Who Painted Stars, toj grupiai dainuoju. Aha, o prieš kiek laiko susikūrėt? Na, gal prieš 5 metus. Aš irgi dirbu su muzika. O, tai labai faina. Nu, Galėsit muzikuoti abudu? nu, man labiau tokie rimtesni vyrai patinka. Kaip aš tikiu. Prie verslo, prie Prašau. grožio. Prie verslo, jo. Muzika brangus O ką tu dalykas. su muzika veiki? Aš tai dabar mokausi muzikos produsavimą. Aha. Tai darau bytus, kam reikia. Kas ko užsiprašo. Toliau didžėjauju. O didžiajauju klubuose ar vakarėliuose? Klubuose, renginiuose, visur. Nu, fainai visai čia su tavim. Kai Greta pasakė, kad dirba su muzika, nudžiugau, nes galvojau, kad viskas faina yra ir kad, na, kad mes gal tinkam vienas kitam. Kad jinai didžėja, tai visai nenustebino, nes aš turiu daug merginų pažįstamų, kur šio užsiema dalykų, tai net gal apsidžiaugiau, nes galėsim kartu varinėti visur. Nebūsiu vienas namie vakarais ir jinai nebus viena vakarais namie. Jin koncertuoja, aš savo žiūriu, kaifas čia. O ką dar veikis, šiaip kelionės patinka, kas nors patinka? Nu, kelionės patinka visai aišku, tik svarbu, žinai, labai kompanija, ar ne? O jeigu dviese kelioniai? Tai žiūrint, sakau, su kuo keliauti. Su mylimu žmogum. Jei su mylimu, tai bet kur gerai, ar ne? Į pasaulio kraštą. Būtent. O ką jūs laisvalaikiu veikiat? Aš tai daug keliauju iš tikrųjų. Ai, tai dėl to čia yra apie keliones. Už tai ir paklausiau, taip. Ai, tai žiūrėk, jeigu tave įsirinkčiau, tai keliautume, ar ne? Tiesiai į Dubajų turbūt. Tai čia jau Nes į viskas Dubajų jau, ar keliauju ne? per metus Bet kokius žinai, 2-3 žodis kartus. nežvirblis, aha. Aha. Tai vienas buvo labiau dominuojantis, prisižadėjo ir kelionės, ir visa kita, nu, gerai, man tinka. Nes man pačiam tikrai patinka keliauti, tai kaip šalia bus Greta, tikiuosi, tai mes visur kartu keliausim. Nes kelionės yra kaifas. O kaip kitas sužavės? Sužavės, Vienas- nežinau, aš šiandien parašiau namų darbą padainuoti dainą. Aha. Norėčiau išgirsti ir aš. Gerai. Ačiū. O pats kūrei dainą? Na, aš šį kartą coverį padainuosiu, bet šiaip pats kuriu dainas ir rašau žodžius, muziką kuriu. Oha, supratau. O gal truputuką galėtum padainuoti? Pagaliu padainuoti dainą. And through this hole she offers me protection, a lot love and affection, whether right or wrong, and down the waterfalls, wherever it might take me, I know my life won't break me, when I come to call, she won't forsake me, I'm loving angels instead. Nu, ačiū tau labai. Prašau. Ačiū. Visai neblogai, ne? Visai neblogai. Aišku, trūksta dar kokios gitaros, ar ne? Na, kad nežinau, Robio Vilniaus dainuoja, gal fonogramos trūksta, gitaros, gal daugiau truputėlį, na, sunkesniai muzikai, gal roko. Pasimatymo metu aš uždainavau, kai paprašė Greta, nes esu drąsus ir galiu sudainuoti, na, bet kurią dainą, kurią esu pasiruošęs, na, manau, gal puikiai. O kokie jūsų vardai? Aš Karolis. Aha, Aš Justinas. gerai, supratau. O Karoli, o koks tavo ūgis? Mano ūgis 1,87 gal. Jaunystėje buvo. aukštas? Dabar žinai, sensti ir žemėji. Ne, bet aš matai, Svoris aš apie 7. supratau. Aš aukštakulnius nešioju pagrindę. O koks tavo ūgis? Mano 1,74. Tai panaši. O tavo, Karoli? O tavo Justinai? Ai, Justinai, atsiprašau. Mano tai ūgis 1,87 m. Tai iš viso, nu? O Gerai. svoris, nežinau, senai matavaus kokių 90 gal. Aha, Irgi lieknas kaip aš. Jo, labai. aha. Supratau. O kokios moteris patinka jum? Oi, seksualio, žinok. O tas Jaučiu kaip tu. seksualumas, tai... O kaip čia pasireiškia? Dailutė, gražutė, nepasimetus.
galima paklausti merginos, ar jos plaukai garbanoti. Ne, pas mane tiesus ir aš juos dar patiesinu. Tai patinka tiesus plaukai. Taip. Irgi gerai tiesus O plaukai. kokia seksualiausia moters vieta? Galbūt biustas. Aha. Tai turėčiau klausti, kokio dydžio krūtinė dabar Ne, turi. ne. O įstatyta krūtinė ar ne? Dievo dovana. Dievo Pažiūrėsim. dovana, tai daug ką arba žaidė, aišku. Kelintą dydį nešioju. Kiek Dievas gali padovanoti, aišku. Taip. Tai kelintas Man tai dydis? patinka šiaip džentelmenai. Tai mes džentelmenai, Mes iškart džentelmenai pasiklausėm Aš girdžiu. apie dydį, apie Nu. viską ir... Nu. O kitam? Kokia seksualiausia vieta? Ar Man tai abejiem? visos seksualios, žinok. Supratau. Nurengsim ir pažiūrėsim. Nu, nežinau, ar kas čia ką rengs. Man patinka džentelmenai vyrai, na, bet mes gyvenam tokiais laikais, tai normalu gal, kad paklausi apie tą krūtinę, kaip ten yra, ar ne? Na, žinot, šiais laikais visko būna. Nu, Justinai, kodėl aš tave turėčiau pasirinkti? Na, kad aš turiu grupę, kad dainuoju ir kad galbūt atlieku neblogas dainas. O prodiuserį turi? O prodiuserio neturiu, va aš ir ieškusi šiuo metu prodiuserio arba prodiuserinės kompanijos. Supratau. O tave, Karoli? Nes aš, žinok, žavingas, įspūdingas, verslus. Grožio saloną turiu, Daug verslus. pinigų turi? Kaip ką? Daug pinigų turi? Nu, normaliai, žinok, užtenka, nesiskundžia niekas. Reik paramos? Sakyk, Muzika brangiai kainuoja, žinai. tu man dainą, aš tau šaibu. Nežinau. Galėsit apsikeisti. Aha. Jo. Bus lengva parama. O tai kaip jūs, pavyzdžiui, mane nustebintumėt, ar ne? Kokius ir prizus darytumėt? Aš tai stebinu kelionėm, kelionėse stebinu, vakarienėm visokiom, šiaip išvykom. Ta prasme vakarienėm, tai tu man vakarienės darytum, ar čia kaip? Ir vakarienės daryčiau, ir nusiveščiau, ir nuskraidinčiau kažkur netikėtai. Išeitum į darbą, o aš ateini namuose bilietukai ir skrendam į Paryžių. Aha, supratau. Nu, fainai visai. O tai praeituose santykiuose irgi šitaip darydavai? Tikrai taip. O kitas? O aš tai nežinau, aš padainuočiau gerą dainą ir nusiveščiau savo grupės koncertą. Supratau. Klausimų buvo gan nemažai, bet tiek, kiek reikėjo, tai viską uždaviau ir viską galbūt ir atsakiau, ką manęs klausė irgi. Tyloje atėjau, bet įspūdingas pokalbis, įspūdingai, tikrai. Kito žodžio neparenku. Greta, ar susikūrei kažkokį tai vizualą abiejų vaikinų? Susikūriau. Abu labai skirtingi. Tas Tai jau tiesa. kaip juoda ir balta. Irgi Tai aš jau, tiesa. žinokit, apsisprendžiau. Gerai. Vyrukai, ar jūs pasiruošę? Taip. Pasiruošiu. Pasiruošę. Gerai, Greta, tai pasakyk, kam sakai taip ir su kuriuo vaikinu keliausi į kitą etapą. Na, menininko nenorėčiau rinktis, nes būtų per daug meno namuose, kas irgi negerai. Aš sakau taip antrajam variantui, tai čia būtų Karolis. Karolis, taip. Karolis daro taip, jūs galite reikšti savo emocijas. Kaip mano vardai neištarė, tai galiu pasakyti, nubėgo šurpuliukai tikrai. Nes galvau, tikrai gal konkurentą pasirinks. Nu, širdis sudrebėjo. Kai Greta pasakė man ne, tai man tiesiog buvo viskas tvarkoj, nes jisai, Karolis, jisai labiau norėjo tos merginos, tai aš net gal nudžiugau, kad jis ir labiau norėjo ir gal gaus tą merginą, o aš sudalyvau šou, tai man viskas tvarkoj yra. Aš pasirinkau Karolį, nes man patiko jo bendravimas. Kaip ir sakiau, iš karto jaučiasi iš bendravimo, koks yra žmogus ar ne. Ar ramesnis, ar lėtesnis, o šalia manęs turėtų būti toksai biški greitesnis žmogus. Nes aš visur sukuosi, tai dabar vienas lėtas, man jį ten paskui reikėtų ar ne. Tai... Greta, pasiruošusi pamatyti, kam pasakėjai ne, tai yra Justinas. Taip? Justinai,
ateik pasirodyk. Labą dieną. Toksai drąsiai. Labą dieną, Greta. Oficialiai. Taip, ateik Justinai arčiau manęs, neišeik dar, nes ką tik atėjai, tai ką norėtum pasakyti? Na, gražiai atrodat, gražus judi plaukai, viskas tvarka. Tokia palauk, aš dar pridengsiu. Kaip pas merginą turi būti viskas pas ją yra ir viskas gerai. Gerai. Tai nežinau, sėkmės tau. Ačiū labai. Gerai, o tau susirasti Malonu. gražų vaikiną irgi kolega. Ačiū. Kolega. Gražus kolega. Ačiū tau, Justinai. Ačiū viso geriausio. Nu, kai pamačiau Gretą, tai tikrai pasirodė jos gan gražus veidas, plaukai, visa stilistika, gan jos yra gera, nebloga, juodi plaukai, suknelė graži, manierus irgi sėdi koja ant kojos, taip kaip turi sėdėti mergina, viskas pasirodė gražiai ir viskas tvarkoja. Nuojauta moteriška. Kas Ką dabar? nuojauta sako? Taip, ką nuojauta sako? Nu, tai jau čia prisižadėjo Dubajus, Paryžius. Viskas, Karoli, ruošk tuos bilietus. Žodis nežvirblis. Tavo pasirinkimas, Karolis. Labas. Labą. Nu, aš sakau, Oi, koks žavinga. Nu, sakė. Jėzau, kur du trečio nereikia. Pasitaisyk. Oi, ačiū. Krentam nuo mikrofono. Išsinuoj, Bet žiauriai faina. Taip, Jau aš- Paryžius laukia. Nu, nieko savo. Šiandien Dubajus, viskas. Mano pirštai sukryžiuoti, aš labai tikiuosi, kad savo pokalbį ir Ištesėsim. abipusę simpatiją akivaizdžią pratęsite mūsų kitame etape, tai kviečiu prie stalo. Taip. Prie stalo, prie stalo. Įsivaizdavau gal šiek tiek kitokią, bet labai panašią. Na taip, apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad Karolis. Tai va, patiko, fainas, stiliovas. Akivaizdu, energija ir abipusė simpatija juntama tikrai, bet vis tiek turite progą ir šansą dabar jau vienas kitam žiūrint į akis, Karoli. Į Aš žiūriu ištisai. pabrėžiu, iš tikrųjų. Pabendrauti dar, aš jūs palieku ir linkiu sėkmės. Ačiū. Laikau dar Ačiū. pirštus. Nu, Katytė. Tai turbūt už mūsų sėkmę, ne? Turbūt, nežinau, žiūrėsim. Nu, Ir tai tokia mane pasakok. įsivaizdavai. Iš tikrųjų, tai, nu, toksai, tu labai, žinai, prisižiūrintis viską. Aš mėgstu priežiūrą labai. Bet ir tu labai gerai svarbu. atrodai. Na, ne? Tas bus, Ačiū. šias, nu, Nu, Dievo dovana, dovana. tai aš matau. Tikrai taip. Aš apie krūtinę tikrai daug ką nusimanau, nes kas antra mano pažįstama, tikrai pasikėlus, pasidarius, bet gražiai atrodo. Tai aš jokio čia nais priekaišto jie neturiu. Jeigu įdėta, tai įdėta, jeigu neįdėta natūrali, kaip sako, nu, tegul būna natūrali. O tu, kaip sakai, didžiajauji, tai naktim ar dienom? pagrindė, tai naktim, taip, Tai labai taip, gerai. iki 4, iki 3, visaip visko būna. Tai aš tave turėsiu saugo dabar. Tai galėsi saugoti, taip. O tu vairuoji? Ne, nevairuoju. Aš irgi Tai tu... Ai. Bet aš vairuotoją turiu, taip. A ne, tai mumis pavežios. Taip. Mes pasimsim burbuliukų ir Bet tai žiūrėk, čia dar geriau tada, ar ne? Nu. tikrai taip, nu dar susidaužiam. Nu. Ar mėgsti šampaną? Mano skaniausias gėrimas. Skaniausias gėrimas ir ne? Šampanas, bet tikras šampanas. Gėrimas labai daug pasako apie žmogų. Žinai? Ne. Ne, dabar O tu žinai. mėgsti? Aš mėgstu. Šampaną? Šiaip aš baltą vyną sausą mėgstu. Čia mano mėgstamiausias. Nu, šampaną, va, tobulai. Šampaną, Nealkoholinį tai šampaną. retkarčiais. Ir tikrą, tai... Nu. Šampaną, žinai, reikia gerti ypatingom progom. Taip. Tai va. Kaip nuskaninti tą Paryžių ar Dubajų. Tai va, taip. Taip, pokšt. O tu buvęs tenais, ar ne? Dubajų? Aha. Aš per metus, sakau, 2-3 kartus skraidau. Tai palauk. Tai tu būtent Pailsėt. tenais skraidai ar Iš Lietuvos į visur? Dubajų. A, supratau. O tai kodėl čia taip? Nes Kodėl šilta būtent tenais, Dubajus? gera, gražu, prabanga. O aš prabangą labai mėgstu. A, mėgsti prabangą, ar ne? Nu, matosi. Ūkdai. Iš aprangos. Sakė, labai iš nesipuoš, tai visko. Ai, tai paprastesnius užsidėjau. Ai, čia paprastesnis Taip, taip. toks švarkelis, ar ne? Taip. Šiaip aš nelabai keliauju, bet taip, suintrigavo su tom kelionėm. Būtų fainai visai ir pakeliauti kartu, ar ne? Mūsų energetika tikrai sutampa, mes labai panašus,
mėgstam lakstyti, kaip suprantu. Tai galvoju, tikrai būsim gera pora. O tu pavydė ar ne? Aš tai nepavydė. Aš irgi, žinok, visai Rimtai ne. nepavydus. O ko pavydė? Man labai Vieną kartą gyveni. Jo, Ten klystelės nereikai. Bet žinai, ten pasibučiuot gali. Man labai svarbu, kad vyras būtų nepavydus, nes vis tiek, žinai, Negalima išvarai pavydėt, kažkur pagroja ir dar kažką ar studijoje būni, o ten pagrindė tai vyrai tie, žinai, tai kažkaip... Tai aš drąsiai leisiu tave. Drąsiai leisi, nepavydėsi. Ne. Gerai. Sakau, nėra ko pavydėti. Gal į Džeką galėsi sutrenkti ko nors. Irgi nepavydėsi. Irgi, kas čia. Nu. Draugiškai galima viskas. Draugiškai, ne? Na, iš tikrųjų, man patiko bendravimas su juo. Man patiko, kad jisai yra nepavydus, nes aš kaip ir sakau, tai į vieną klubą, tai į kitą, tai į renginį. Tai žinot, ten daug vyrų ir jie dar būna ir išgėrė ir viską. Tai būna ir pasako kokį komplimentą ar dar kažką, va, pavyzdžiui, Karolis pasižiūrėtų, sako, nori pasibučiuoti. Nepyktų. Tai man labai tinka. Nu, tai draugiškai pasbučiuokim. Jeigu jau čia tokie mes nepavydus, pažiūrėsim. Tai puikiai matau, sekasi. Jau į Dubajų varot jie, viską, dar palaukit. Norėsi kartu? Aišku, aš su visais dalyviais, Labai žinai. gerai. Biški ten. Nu, atsiprašau, bet dalyvauju naujos poros. Taip, gimime. Tai va, žiūrėkit, mes dabar turime čia patikėpiai. Taip. Taigi, čia supratote, yra Gretos dovana ir staigmena paruošta specialiai tau, Karoli. Tai dabar galėsi... Bet ką dabar daryti, jeigu saldumynų nevalgo? Taigi gyvenat tik kartą, ką tik atsakėjai. Ai, laidurniuojame. Tai gerai, aš jūs palieku, o tada, Karoli, žinau, kad ir tu esi pasiruošęs, ne? Kažkokią ten staigmenėlę. Tai gerai, aš tiesiog. Ne, dar neduok. Aš išeinu ir tada jau gali duoti. Na, yra toks senas posakis, į vyro širdį per skrandį, ar ne? Nežinau, ar tau galioja, nes tu labai prisižiūri. Nelabai galioja, tau nelabai, o kas tau? O kaip į tavo širdį pateks? Aš šiaip saldumynų nevalgau. Valgau jūrų gerybės, žuvytę. O mėsą? Valgau. Valgai, ar ne? Man geriau silkė negu braunas. Tai aš tai mėsos iš bet gal tave žaisiu. Nevalgai? Ne. Tai ant žuvies sėdėsim. Karolis susiminė, kad jam patinka žuvis. Tai taip, o man patinka gaminti. Aš pati tik nesenai pradėjau valgyti žuvį, nes buvau vegetarė, nei mėsos, nei žuvies, nei pieno produktų dar prieš tai. Tai taip, aišku, pagaminčiau kažką. Nu, paragaujam, gal tą gabaliuką leisiu savo. Mažą, ar ne? Ilgai kepi? Labai. Oi, kažkoks. Kaip sunkiai. Gal to padės? Gerai, padėk. Gal padėsiu vaikelį. Dieve. Jėgos trūksta, žinai. Tai va. Nu, žinau, gardus. Gerai mokykė. Bet gerai kartus tie saldainiai, ar ne? Užgeriam tą saldumą. Nenorėdamas Gretos žaisti, aš paėmiau tą gabaliuką saldumyną. Bet visai skanus buvo. Man tai patinka, kad jisai toksai prisižiūrintis, kad nelabai norėjo to pyragaičio valgyti, nes jei valgytų pyragaičius ar ne ir dideliais kiekiais, tai nieko gero galbūt. Dabar viskas su saiku. Normaliai, sportuoja, prisižiūri, žiūri mitybą. Tai va, pyragaičiai tik tai progom. Tu mane labai tikrai nustebinai, labai skanu, bet aš irgi tau turiu, žinok. Kokia įspūdinga. Pažiūrėkite. Oho. Tik nepak. Tai čia kažkas labai akinamo, ar ne? Tikrai taip. Nu, pasižiūrėk. Lėpš drąsiai. Jo. Supratau. Sportas. Kai pamačiau raudoną dėžutę, tai galvojau, dar koks vienas žiedas bus apyrankė, bet... Nu, ką padarysim? Gal per antrą pasimatymą? Nu, gal ir nieko? Trauk vieną. Kurią pozą bandysime šiandien? Čia dar... O, parodyti kamerą.
kortos man kol kas nieko neparodo, žinot, čia yra tik paveiksliukai, aš nežinau, koks yra žmogus, na, bet tikėkime, kad, nežinau, viskas normaliai su juo. Nu, matai, primokysi visokių bairių mane, ne? Reik mokinti. Jaunesnė, žinai? Nu, tikrai, jauna, nekalta. Baba. Visos nekaltos to, taip sako. Taip? Girdit iš klapt pareinu. Motušė ateina. Nu, šitą, ką su kortom, nu, fainai pasiruošęs. Aš jau irgi galvoju, žiedas. Aš irgi galvojau. Nu, kažkaip... Dydžio nežinau, būčiau nupirkęs. Grinai dėl to. Taip, taip, Grinai dėl taip. to. Gerai, mano rankose yra klausimai, tai jums padės dar labiau sužinoti vienas apie kitą, tai pilnai tiesiog atsakykite. Torto nebevalgysit, ne? Ačiū, jauni. Ne. Žinokit, nunešiu, kaip sakė. Paragaukite. Nebeturiu prieš ką, žinai, Taip. vis tiek jau moteriška, viskas su pora. Taip, tai tu gali pirmas pradėti. Ar esi turėjus netikrą paskyrą socialinėse tinkluose? Ne, nesu. Aš irgi ne. Niekada. Ar esi pasigūglinęs ar pasidomėjęs socialiniuose tinkluose apie žmogų prieš eidamas su juo į pasimatymą? Tikrai ne. Tikrai? Niekada. Gerai. O kam čia googlint? Tai žinai, Susitiksi, pamatysi. tai Tinkluose socialinėse vienaip yra, natūra taip, kitaip. tikrai taip, Taip. tikrai taip. Kaip sakau, fotkės susideda su filtrais, o kai pamatai, odė, Nu, begemotos. buvo šitaip. Nebuvo, ačiū Nebuvo? Dievui. Draugai pasakojo. Ai, supratau. Nu, koks ten kitas? Ar esi suvaidinus orgazmą? Esu. Blogai. O ką daryti? Ne, tai taip. Nu, tai Nu, bet visko gyvenime būna. buvo kaip buvo. Taip. Nu, tai taip, nu. Ar esi įsigijęs sekso žaislų? Ir jeigu taip, kokių? Tai va tik kortas. Tik kortas? Tik kortas. Tai kaip čia taip dabar? Nu, ten bizūnai neskaito. Ai, tu turi bizūnų? Yra namie. Tai smurtą mėgsti. O man nemuša. Tave Kaip muš. būnu blogas. Nu, supratau, Taip. supratau. Nu, Ką pasirinktum? Sutikti tikrą meilę šiandien ar laimėti 100 000... Ne, milijoną loterijoje? Nu. Šaibos yra gerai. geras Meilė dar geriau. klausimas. Iš tikrųjų, tai būtų, žinai, ir tas labai gerai. Tai meilė ir pusę iš- milijono. Taip, Va, taip, labai taip, gerai. taip. Aš tai tokį variantą Aš irgi renkuosi. jaučiu. Nu, Iš karto. viskas arba nieko, Taip, žinai. taip. Ar esi permiegojęs su savo eks po skyrybų? Jei taip, kodėl? Tikrai ne. Neverta. Kam į tą pačią balą bris vėl? Gali naujų susirasti. Sakai? Aišku. Lengva šiais laikais, ne? Permiega labai greitai. Pasirašo. kaip sakė. Pasirašo, nu. Miela ar bjauru pasinaudoti tualetu, kai tuo pat metu vonios kambarį yra tavo partneris. Nu, nežinau, iš tikrųjų. Geriausiai, neteko. kai būna. Nu, ne, tai tikrai nemiela. Nu, ką žinau, o ne? Truputį bjauru. Nu, taip, 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 faktas. Taip. Ką pasirinktum, visada sakyti tik tiesą ir visada suprasti, kai kiti meluoja. O aš tik tai tiesą sakyti. Tikrai? Tikrai taip. Bet žinok, ne visi žmonės gali suprasti tą tiesą, žinai. Supranta. Išaiškini gerai, aš suprantu. Kiti labai įsižeidžia, žinai, pasakai tiesą. Bet reikia gražiai sakyti. Įsižeidžia. Gražiai tiesą reikia sakyti. Jo. Taip. Neskaudžiai, kad viską išdėstyt. Nu, Po truputį ir Supratau. tada žmogus supranta tą tiesą. Gerai, kai tu moki gražiai pasakyti. Mokausi. Nu, man taip pat reiktų kažkaip, žinai, taip gražiau. Nemokė? Nu, aš matai, aš visada sakau tiesiai šviesiai taip, kaip yra. Čia toksai ir pliusas, ir minusas. Iš ar ne? tikrųjų, bet reikia priimti tą tokį dalyką. Nu, jeigu sako tiesą, nu tai Taip. nėra ko pykti. Taip, 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 taip. Miela ar bjauru? Vienas kitą vadinti mažybiniais žodeliais. Zuikutė, meškiuk, kačiuk, saulytė. Smagu būna. Smagu? Smagu O tai, girdėti. pavyzdžiui, kaip norėtum, kad tave vadinčiau? O, sugalvosim. A ne? Tikrai nezuikučiu. Nu, banalu labai. Drambliuku ar ne? geriau. Drambliuku? Drambliu. O kaip mane vadintum?
Mano meilė. Jei ir nemylėtum? Mylėčiau. Jei būtumėm kartu, tai mylėčiau iš karto. O ne? Taip. Pasižiūri tave, kaip tavęs gali nemylėti. Nuostabios. Gerai. Kaip sakau, aš drąsus, vieną kart gyveni. Tai kas liepsi, kam čia užsiguit save, sakai šviesiai tiesiai, darai ir ką nori. Dar niekada taip džiaugsmingai nelaukiau pabaigos laidos. Aš nežinau, ar čia man vienai taip jaučiasi ir ar mano pirštai buvo sukryžiuoti nuo pat laidos pradžios, kuomet jūs vienas kito nematėte ir šnekėjote ir užsimezgė tarp jūsų ryšys. Tai dabar jau atėjo ta akimirka, kuomet abudu pasakysite, ar toliau tęsite savo draugystę ir pasimatymą už projekto ribų. Čia yra 2 kortelės su atsakymu taip ir ne. Gaila, kad 2 kortelių neturim taip ir taip. Toksai būtų pasirinkimas taip ir taip. Bet aš suskaičiuosiu 3, 2, 1 ir savo atsakymą parodom žiūrovam visų pirma. Taip, tai į kameras. Ir tik tai tada, po mano ženklo, vienas kitam. Jei nežiūrit vienas į kitą, tik tai aš žiūriu. Mano pirštai yra sukryžiuoti. Įtampa. Mums rimtai reikia būgnų. Ką tu tiek žiūri, Jėzau? Gerai, nežiūrėkit vienas į kitą. Nu gerai, ar jūs esat pasiruošę? Ar esat paruošę tas korteles? Taip. 3, 2, 1, nusisukam ir parodom savo atsakymus kamerai. Gerai, supratau. O dabar 3, 2, 1 ir parodom savo atsakymus vienas kitam. Aš labai laimingas. Ir visiems siūlau dalyvauti ir ieškoti savo poros. Kaip vakaras baigsis, nežinau, pakvietimo dar jokio negavau. Tai žiūrėsim. Mes turim porą. Apsikabinkit. Galim. Apsikabinkit. Jau galim. Eik mažytin. Va taip, žinokit, Net galim sušokti kur šokį 2, kokį. ten 3 Tai nereikia. būtinai, Aš esu būtinai. laiminga. Apsikabinam ir mes. Ateik. O Dieve, mes turim porą. Puokštės į studiją. Oho. Jeigu ką, tiesiog gali dar registruotis, pasijungti, jeigu galvojate, kad tai yra neįmanoma. Beje, žinokit, praneškit, aš vedu ir vestuves. Žinau. Tai vat, tiesiog sveikinu. Labai džiaugiuosi. Ačiū. Varom. Jėzau, kaip smagu, aš negaliu palieku. Šypsena veide, džiaugsmas tikrai. Aš neįsituriu ir labai noriu pasveikinti mūsų projekto porą. Greta ir Karolį, linkiu jums didžiausios sėkmės. O dabar tariu jums iki, ačiū, kad žiūrėjote ir didelis ačiū mūsų laidos partneriam. Tai Roko virtuvė, ačiū už nuostabų maistą, Sibet ir už savo įvaizdį dėkoju Marabel Boutique. Iki.